Girdėsite Biržų Saulės gimnazijos mokinių parengtą radio laidą Iš praeities tavo sūnus tie stiprybę semia, skirtą gimnazijos 95-ajam jubiliejui paminėti. Laidoje 20 amžiaus 40-mečio gimnazijos literatų veiklos akimirkos. Broniaus Krivicko poezija. Skaito Biržų Saulės gimnazistai Karolis Varžinskas, Lina Padvariškytė, Greta Laisonaitė, Indrė Garbuzaitė, Mindaugas Bistrickas. Solistės Vaiva Indrašiūtė ir Iveta Skujytė. Muzikos mokytoja Danguolė Kazakevičienė. Akomponuoja Modesta Pakalnytė. Dainuoja ir groja gimnazijos folkloro ansamblis Saulala. Vadovė Nijolė Kaulinienė. Scenarijaus autorės lietuvių kalbos mokytojos Vlada Balberienė ir Rita Vingilytė. Mano dienos nebūtin pasvirė, aš keliauju rudenio taku ir griniausio aukso vainiku mano kaktą puošia lapai mirė. Gera grožio rudenio man svaigti, vario sodas ir šiluos liūdnuos, kai jie žiedą mirštantis kinuos, bemastydams apie didžią baigtį. Nes kadaise prakeiksmas jiems sviestas krito man ir taip skaudžiai paliestas, aš tapau bekraštis vienumos, jog vien trokštų rudeniu svaigintis, nevaisingais jo žiedais dabintis ir vienatvėj laukt piktos žiemos. Visų mūsų drabužiai vienodi, mes apsirengę laiku. Laikas spartus ir beglus. Po akimirksnio jis tampa istorija. Istoriją suvokiame nuolatinėme judėjime. Biržų Saulės gimnazijos istorija artėja prie šimtmečio. Ją formavo įvairūs moralės meridianai ir paralelės. Jose tarp pragaro ir dangaus, tarp gėrio ir blogio, tarp juodo ir balto buvo žmonės, mokytojai, mokiniai. Mūsų Saulės gimnazija didingos ir skaudžios tautos istorijos liudytoja. Šiandien istorija į mus prakalba buvusių gimnazijos mokinių posmais, kino filmais, prisiminimais. Istorija niekad nepaleidžia žmogaus nuo savęs. XX amžiaus 40-metis. Gimnazijoje mokosi ir aktyviai reiškiasi jaunieji literatai. Bronius Krivickas, Mamertas Indriliūnas, Petras Zablackas, Linas ir Eugenijus Matuzevičiai ir kiti. Biržų gimnazijos literatų būrelis greta Panevėžiškių meno kuopos bene stipriausias Aukštaitijoje. Gimnazistai patys nagrinėja gausią ir įdomią 4-ojo dešimtmečio rašytojų kūrybą, patys organizuoja literatūrinius vakarus, patys juos kviečiasi pamėgtus rašytojus. Įdomiausias dienotvarkės punktas – diskusijos, kurias sukelia iš anksto paruošti koreferatai. Vienoje pusėje paprastai dešinieji – Leonardas Žitkevičius,
Petras Zablackas, Eugenijus Matuzevičius, Paulius Drevinis. Kitoje pusėje gimnazijos vadovybės remiami tautininkiškos krypties skautai bei jaunalietuviai. Persvara dažniausiai dešiniųjų pusėje, nes ten pajėgiausi kritikai Mamertas Indriliūnas ir Bronius Krivickas. 1937 metais Giruliuose surengtoje tarptautinėje moksleivių stovykloje biržiečiai pasirodė geriausiai, o humoristinis laikraštėlis Laužas, redaguojamas septintokų Eugenijaus Matuzevičiaus ir Broniaus Krivicko, turi didelį pasisekimą. Netrukus prasidės gimnazijos literatų būrelio susirinkimas. Gimnazijos garsenybių, jaunųjų poetų laukia literatų būrelio pirmininkas 16-metis Eugenijus Matuzevičius. Laikas pradėti. Kurgi tas mūsų mandrapypkis? Sako, vakar buto šeimininkė su šilta vakarienė iki išnaktų pralaukė. Grįžo nelinksmas. Gal diskusijoje pralaimėjo. Nė valgyt nėjo. O atpyko šeimininkė. Sakė, bronių tėvams paskūsianti. Mano kambario draugas irgi vėlai grįžo. Užsitupė toj bažnyčioj. Geras tai geras kunigėlis, kad leidžia tame pogrindyje rinktis. Bet jei suoskas, tai gimnazistai kentės. Nesibaigs gerai tiems ateitininkams. Jau 30 metais uždrausta tautininkų organizacija. O tu, Eugenijau ir Bronius Krivickiokas ir Mamertas Indriliūnas, lendat liūtų į nasrus. Pakliūsit vieną kartą ir būsit išspirti iš gimnazijos. Ko gero, dar su vilko bilietu. Nusvilsit padus, susigadinsit gyvenimą. Gerbiamieji, miršta tos idėjos, dėl kurių niekas nemiršta. 1935 metais už veiklą uždraustoje ateitininkų organizacijoje iš gimnazijos buvo pašalinti 4 gimnazistai. Dar 12, tarp jų ir Broniui Krivickui, sumažintas elgesio pažymys. Vėliau vienų gyvenimus koregavo Sibiro tremtis, kitų išeivio ar partizano dalia arba sovietinė guduma. Broniaus Krivicko 1931–38 metų gimnazisto poezija brendo laikų griūty. Pats laikas jam diktavo būtiškuosius klausimus, vertė apsispręsti dūžtančio pasaulio akivaizdoje, jo kūryba gimė iš egzistencinio rūpesčio, nukreipto į bedvasio laiko blaškomą žmogų. Mes esame kalnai. Mes esame aukštieji kalnai. Mūsų viršūnės kaip aštrūs bokštai baltuoja virš debesų, kurie laižo mūsų šlaitus ir glausdamiesi prie olų šliaužia mūsų papėdėmis. Mes esame kalnai. Mes esame nykieji kalnai. Keleivių žingsniai mūsų nepasiekia. Vasarų džiaugsmas iki mūsų net plaukia.
žalieji miškai mirė mūsų snieguose. Sravūs upeliai sustingo į ledą ir jų sidabrinis skambėjimas virto tyla. Mes esame kalnai, mes esame vienišieji kalnai. Mes negalim susisiekti savo viršūnėmis, nes mus skiria tamsos bedugnės ir šalta vienuma. Mes esame kalnai. Dieną ties mūsų viršūnėmis kaip ugninė aureolė spindi saulė, kurios niekada netemdo debesis. Naktį žėri didelės žvaigždės kaip sunkus brangakmeniai mūsų karūnose. Mes esame kalnai. Mes esame tvirtieji kalnai. Mus plėšo pačios didžiausios žemės vėtros. Mūsų krūtinės stovi nuogos prieš jas ir nėra pasaulyje daiktų, kurie pasiektų mus nuo jų uždengti. Mes esame kalnai. Mes esame aukštieji, nykieji, vienišieji, tvirtieji kalnai. Kartais mes stumdomės minios maišaty, tarp žmonių, ir įprantam vartoti jų žodžius ir juoktis jų juoku. Kągi daugiau mes galėtumėm jiems pasakyti, jeigu ne tai? Priešingo atveju turėtų trūkti mūsų ryšiai su kitais žmonėmis. Tiesa, kad kitų žmonių bjaurumas gali padaryti mus pačius bjaurius ir kitų žmonių tuštybė mus tuščius. Aš seniai maniau, kad reikia stovėti atokiai minios. Dabar vis dėlto nenorėčiau niekinti žmonių. Jų draugystėje aš nesykį esu radęs poilsį ir savotišką žaismą. Bronius Krivickas. Vienumoj dažnai mąsčiau per naktį ir žvelgiau į tolimą žvaigždes, lyg rašto dieviško raides. Į jį kelią geisdamas atsekti. Ir ugdžiau širdį žvaigždėtą viltį, kad prieisiu jo tiesos versmes. Ir rengiaus į tolimą žemes, ėmęs lazdą piligrimo kilti. Bet tada ties likimu manuoju, kryžkeliai tamsioj, šviesi sustojai. Aš pajutau, tu sielos skaistumu, iš tamsos į jį man kelią šviesi. Ir tariau, tai eikime ten dviese, leisk tą mažą ranką aš imu. Aš myliu žaismą. Nes žaismas yra sutapimas su visatos ritmu. Aš myliu žaismą, nes žaismas yra laisvė. Aš myliu žaismą, nes žaismas yra grožis. Ir myliu žaidžiantįjį, kurio mostuose jėga. Ir myliu žaidžiantįjį, kurio akise laisvė. Ir myliu žaidžiantįjį, kurs grodamas savo likimo dainą, išdidžių nerūpestingumu siūbuoja jos taktan ir žaidžia savo viltimis ir mintimis, ir savo žodžiais ir pažadais. Jei aš būčiau toks skaidrus ir grynas, lyg padangių žydrumas skaisti, aš turėčiau visada širdį dieną saulę, o nakčia žvaigždynus. Jei aš būčiau toks skaidrus ir grynas, lyg tos rasos rytmečio vėsoj, tai žėrėtų jo šventoj šviesoj, siela džiaugsmą tobulą pažinus. Nes nedrumstų jos jau joks šešėlis, vien tik saulė giedruma ir mėlis, vien tik žemės spindesys svaigus, skelbtų gaustų man jo šviesią valią ir kasdieną
savo laimės kelią aš keliaučiau nuostabiai džiugus. Taip ir lieka nesuprantama, kam reikalingas gyvenimas, neviltis, baimė ir kančia ir agonika kiekvieno, į kurį neišvengiamai pataiko valdovo, šį kartą pavadinkim likimo vilyčia. Todėl reikėtų visada jausti dėkingumą tam poetui, kuris savo nepaprastam jautrume gali patirti visą kančios aitrumą ir savo iškeregystiai išvysti visą jos gelmę, kurs išgėręs jos taurę iki paties dugno ir mirštama jos nugirdytas, gali dainuoti palaimą džiaugsmo, kuri atnešė begalinę kančią. Bronius Krivickas. O mano metai praskamba pro šalį, taip greitai, kaip viena diena. Ir rodas lapų, vystančių kritimą, nedaugel kartų dar mačiau. O smilkiniai šarmot jau ima ir akys žvelgt rūščiau. Todėl kada bruneti vasara man moja, ar kaip pavasarinis griausmas skamba už kalnų. Aš laukiu rudenio dažų, sublizgant lygumoj. Ilgiuosi jo dienų liūdnų. Nes man ruduo yra kaip tikras brolis, nes laukiamės likimo to paties. Ir lapų auksu putinų karoliais. Papuošime dienas, netekusias vilties. Tos dienas lenka prieš mirtinės gražios, be vėjo plaukia raganų plaukai. Ir žvelgdamas aplink, degu ekstaziai, kaip dega sauliai, gelstantys miškai. Žodžiais gila, bet ruduo abejingai praslinko pro šalį, rūko sparnais bloškė veidą visą, bet ruduo abejingai praslinko pro šalį. Sparnais bloškė veidą visą. Galvojau, padėsiu, jam viskas sudegė. Padėsiu, jam viskas sudegė. Pasišildyt kartu prie žėruojančio vario laužų. Bet ruduo abejingai praslinko pro šalį, rūko sparnais bloškė veidą visą. Bet ruduo abejingai praslinko pro šalį. Bet snaikės sekundė išdygo ant